jūs dažniausiai žavi konsultantuose, kurie jums teikia paslaugą? Vat, užduokit savo klausimą, kas jūs žavi? Mane, pavyzdžiui, žavi dažniausiai charizma ir kaip mane aptarnauja. Tai va šita moteris, kuri pas mane atėjo, jinai atėjo pas mane iš Instagramo, sekdama mane jau daug metų ir sako, aš žinokit, tiesiog, jeigu tikriausiai ir turėčiau draudimą, aš vis tiek pas jūs dar vieną pasidaryčiau. Tai yra labai smagu, kai gauni tokius komplimentus ir iš tikrųjų žmogus pasidarė dabar draudimą, nes jis jo neturi, jai pasibaigė vienkartinis metinis draudimas ir aš jai pradėjau aiškinti, kuo mes skiriamės. Tai mes turime draudimo apsaugas, kurias galima pasidaryti be jokio investavimo, kaupimo ir taip toliau. Mes galim jums padaryti tiesiog draudimą. Ši moteris apsidraudė save traumų draudimu 20 000 eurų. Spėkit, kiek kainuoja jos draudimas? Neatspėsit. 8,92 €. Moteriai, kuriai yra virš 30 metų, jai draudimas kainuoja 8,92 €. Tai yra tikrai juokinga suma. Ir kai eina moteris gatvėmis ir sako, man nereikia draudimo, aš nesusitraumuoju, jūs man pasakykit, kas šiandien esat apsaugotas, kad jūs šiandien neįvažiuos paspirtukas, kad jūs nenugriusite, kad jūs kažkur tai nenuvirsite, kad jūs tikrai ateisite šiandien dienai sveika, gyva iki namų. Mes nei vienas nesam apsaugotas, bet mes kiekvienas galime savo tą sunkų periodą paversti truputėlį lengvesniu, jeigu taip atsitiktų, apsaugoti save nuo išlaidų nereikalingų, o turėti ir gauti jas iš gyvybės draudimo bendrovės. Tai mano mėlyjeji, pabūkite protingi ir mano 12 metų patirtis sako vieną paprastą dalyką, dėl ko žmonės labiausiai gailisi. Pirmas dalykas, kad nepradėjo savęs drausti anksčiau. Antras dalykas, kad sutartį nutraukė per anksti. Ir trečias dalykas, kad taupė per mažai. Viskas. Ir čia yra amen.